Come on, England. Come on, England, jo, baisu. Nežinau, kodėl džiaugiuosi. Bet. Čia kaip yra ta uždrausta reklama, kur klausinėja visų fanų. Ir, tarkim, belsiečių, prancūzų, visų atsakymas yra England, England, England. Italų klausia England. Anglų tada klausinėja, jie visi skirtingai. Wales, France, Scotland. O klausimas reklamų yra, kas norit, kad būtų paskutiniai 6 nacijose. Ir tik po to pasako, ne? Ir po to pasako, jo. Tai visi skyrus anglus nori, kad anglai pralaimėtų. Ir šiais savaitgalį sulaukėm pagaliau. Buvo kalbėta apie Grand Slamą, bet... Jo, kalbos iškart nutilo. Kalbos nutilo, tai teks... Nes škotai buvo šį savaitgalį, buvo tikrai spūdingi, bet gal nuo visko nuo pradžių. Tai turim šį savaitgalį Andrių. Andriu? Sveiki, sveiki. Esu Andrius iš Marijampolės, Vilniaus regbio akademijos žaidėjas, kad ir kaip keistai skambėtų Kauno regbio akademijos treneris. Ir ačiū, kad pakvietėt. Smagu turėti. Taip. Andrius labiau galėtų papasakoti apie anglų, gal nesėkmę, nes sakė, labai palaiko anglus, tai kokias mintis? Mintys tokios, kad nežinau, škotai, manau, pasidarė didelės išvadas. Anglai atėjo į varžybas, spėčiau jau laimėjo jas prieš varžybas, nes visgi škotai pralaušė Italam, kas nėra natūralu, sakykime, visam tam laikotarpį 6 nacijų. Ir manau, tiesiog psichologiškai stipriau pasiruošė, namų darbus įsprendė. Tas, vadinkim, spardymų žaidimas, kuris turėjo būti, anglam nepasisekė, škotai išgliaudė juos ir tiesiog palaužė psichologiškai, manau, per pirmas 15 minučių, kaip susikrovė 17-0. Taip, labai, aš klausiau interviu trenerio škotų, tai labai tas jautėsi, kad, sako, mes po italų, tarkim, kaip standartiniai treneriai, kai būna ten rasis, iš karto beklešina, iš karto ten visiems sako, ką čia nenorit laimėti, nenorėjo, taip tariau. Ir sako treneris, kad aš mačiau, kad žaidėjai norėjo, tiesiog mums žiauriai nepasisekė, planą įvykdėm, neįvykdėm, antram kėlinyje nepasisekė, nes lyjo prieš italus ir dabar, sakė, dirbom toliau, visi labai, sako, džiaugiuosi Hebra, nes visi taip toliau ir dirbo, toliau, viskas nesugriuvo. Niekas nesugriuvo, jo, aš sako, bandžiau kaip tik apliftinti visus, visi žiauriai gerai susitvarkė su tuo spaudimu, kad čia kaip iš čia vėl škotų metai ir vėl pralošėt, iš karto italam net ir dabar atėjo į rungtynės iš karto, dabar Finn Russell buvo neįtikėtinas, visiškai, wow. Didžiausias vertinimas čia remiantis Rugby Paso duomenim, ten Rugby Pasas tai toks kaip portalas, tai ten 8,5 ar kiek, tai kas iš tikrųjų nerealu, tikrai, wow, buvo įspūdinga. Na, manau, šitos varžybos parodė, kad Finn Russellas tikrai vienas geriausių 10 numerių pasaulyje šiai dienai. Tai ir matymas aikštės ir... Žalibėras su tavim pasiginčytų tikriausiai. Aš nesakau, kad geriausias, aš sakau, vienas geriausių. Bet jo, taip, tikrai tas paskutinis perdavimas, kur buvo škotų 9 persigalvojo, turėjo eiti į ilgą, apsisuko į trumpą ir ten buvo, net nebuvo persvaros, iš tikrųjų ten buvo 3 prieš 4 anglus ir tas pasas Russello, kur realiai ne pasas, o su tinkliniu susiję. Jo, patepino ir iškart persvarą gavosi, nes lipo ant Russello. Taip. Lengvi taškai. Tai tas labai šiaip prastai ir atrodė. Aišku, anglam labai pakišo koją geltonos 2 kortelės, nes iš karto įsiėma žmogus. 10 minučių krašto žaidėjas pradžiai 10 minučių įsiėmė už cinišką baudą, kur tikriausiai būtų pažeminę škotai. Ir paskui antras, kur dar jie svarstė, ar geltona, ar raudona. Taip. Bet paskui sako, tai užteks čia ir geltonos, nes antrai geltona, raudona ir gaunasi 30 minučių, tu neturi krašto žaidėjo tose rungtynėse. Ir škotai, kadangi skirsto gerai kamuolį, baudė per tą visiškai. Taip, baudė per kraštus ir, kaip ir sakiau, Finn Russellas matė trūkumus visus. Taip, labai gerai. Pasinaudojo tam programą. Svarbu paminėti, kad anglų tai 12 pergalių laimėjimų serija nutraukta. Tai čia irgi toks, tikrai vienas didesnių įvykių.
tas Henry Arundel praeitą prieš Velsą žemino 3 kartus. Ir kaip sakoma, from hero to zero iš karto šovė į apačią. Bet vieną prižemino prieš Škotus. Tai prižemino, bet jis Jo, gavo geltoną 30 kortelę. Bet mano nuomonė, jis žaidžia dabar šitoje Anglijos rinktinėje vien dėl to, nes, sakykime, nedaug tų kraštų turi Anglai, ką pasiūlyti šiai dienai. Būtent tarptautiniam regbiui. Taip, nes nėra ta karta netėjo nauja Anglijos gynėjų, sakykime. Ten taip, iš Northampton Saintsų, Freemanas, šitas Finn Smithas, labai neblogai jauni žaidėjai, aišku, trūksta patirties, bet, sakykime, būtent krašto žaidėjų aš nematau tokių, kurių taip yra tas Emanuelis Vaboso. Jis neblogas, sakykime, bet nemanau, kad jie tempia tą lygį, kas buvo prieš tai Anglijos regbio rinktinėje. Nu, vėlgi jo, čia teisingai, jeigu lyginant, visą laiką tikriausiai turėsim su ko palyginti, bet aš manau, pavyzdžiui, kad tas Emanuelis Vaboso tai šiai dienai yra turbūt geriausias kraštas Anglijos rinktinėje, bet jis traumuotas, man atrodo. Traumuotas, dėl to ir sakau, kad Jo, pas juos dabar nėra to gylio gynėjų grandy. Nu, tikriausiai, kad taip, nes būdavo, kad ir jie stumia iš 13 pozicijos į kraštą, pavyzdžiui, tą patį Freemaną. Ar ten ir Stewardas žaisdavo, Freddy Stewardas žaisdavo kraštu, jo, tai gal kažkokia yra. Kai Smithas žaisdavo 15, Stewardas ėjo kraštą. Jo, tai gal ta kažkokia ir yra, kaip tu sakai. Bet tu pats minėjai, kad gyvenai žaidėjai Anglijoje, tai gal irgi gali truputį papasakot, kiek laiko gyvenai, kiek laiko žaidėjai. Anglijoje gyvenau 13 metų, tai visus 13 žaidžiau. Tai tu jau matėjai tą, sakykime, Anglijos highs and lows. Mačiau ir jo, tai tų pakelimų, tų pergalių, ašarų, galima sakyti taip. Bet čia, kaip ir galiu pasakyti, kiekvieno rinktinė ar kiekvieno šalyje tai būna, kartų kaitos, trenerių kaitos, ten traumingumas, kaip ir minėjom. Tai nemanau, kad kažkas yra apsaugotas nuo šito kažkokios duobelės. Kaip ir. Ne, tai taip, bet aš dar norėjau paklausti, mes dar čia tos medijos tiek nematom. Tarkim, kas susijęs su futbolu, su regbiu, kiek įtakoja, kiek ta medija pučia viską, kaip atrodo iš tos pusės? Šiaip realiai labai, ypač bulvariniai skaitalai, ten koks The Sun ar kažkas, sakykime, aš įtariu dabar, kaip Anglai pralošė Škotam, ten mirga visi laikraščiai, kaip galėjo pralošti, kad Steve'as Borthwickas netempė lygio, nes po kiekvieno pralaimėjimo realiai Anglijoje tas pats būna antraštėse, kad ar Steve'as yra, kaip pasakyti, capable treniruoti anglus, nes realiai šią dieną irgi nematau kažko geresnio iš anglų, nes tikrai nežinau, kas galėtų treniruoti geriau, bet jo, ten ta visa spauda, manau, kaip sakyti, drožia juos šiandien. Taip, nes ten, wow. Kaip prastai su tas, nes ir kaip ir sakėm, iš karto, kaip ir Fully, taip ir čia, football's coming home, tai čia rugby's coming home, kad jau Grand Slam viskas ir bam vėl, iš karto gauna įskudrus. Beje, 5 kartą per 6 metus. 5 kartą per 6 metus, taip. Nuo Škotų prasileidžia. Čia jau kažkoks kaip biškiai užburtas ratas gaunas, nesigauna, kad užsideda tikrai tas emocijas, kažkoks psichologinis blokas. Ir dar Škotai pasiėmė bonus tašką. Ir neduoda Anglam bonus taško. Tas labai įdomu. Iškart lentelį viskas apsiverčia, kaip skaičiau antraštės, kai kurios rašo from France and England. Tipo dabar to anyone's game. Na, taip. Realiai Francų game dabar jau. Taip. Tai okei, čia. Aptarėm. Truputį, jau kaip ir anglus Škotus aptarėm, nors nebuvo jos pirmas varžybos, bet labai gerai. Tada pirmosios rungtynės, kurios buvo šeštadienį, po italų pergalės prieš Škotus kalbėjom, kad čia gal pasisekė, gal Škotai labai prastai atrodė, bet vėl bonus taškas pasimtas iš Airijai. Manau, kad čia jiem yra kaip laimėjimas, ypač žinant, kad jie laimėjo prieš Škotus ir jie turi dabar bent jau vieną kitą tašką visą laiką iš kiekvienų rungtynių imti. Tai tikrai italai pirmą kėlinį atrodė vėl, kaip ir su Škotais. Jie gal žino, kad neturės to gylio tokio paskui atlaikyti pačiam gale. Tai pačioj pradžioj taip užduoda tą toną nespėja rinkti vėl. Airiai labai sunkiai atrodė. Čia žiauriai pagilino Velso duobę, nes kad nelikt Velsui paskutiniam, tai reikia jam būtinai pergalės. Tai neužtenka, nes jau italai turi... Minimum 2 pergalių gal ne.
italai turi dabar 5 taškus. Nes turėjo 4 prieš Škotus ir čia. Tai jau reikia ir kažkur bonus taškų Velsui. Jo, nu čia ir laimėti būtinai prieš italus. Tai nu čia bus tikrai jau misija sudėtinga. Kaip matom dabar italai, sakykime, bangos. Visiškai. Supykę po paleistos galimybės laimėti prieš airius pirmą kartą. Airijų, tai manau labai bus supykę ir padarė didelis išvadas. Šiaip italai rodo tikrai gerą pavyzdį, nu, tam europiniam regbiui. Taip, nes, nu, ir tas toks, ar dabar tikrai jau galim sakyti, kad italai pastovus, tikriausiai, nes būdavo taip, kad užturi, kad, sakykime, neblogas šių nacijų ciklai išeina ten, sakykime, Pietų Afrikos, nu, biški pietų pusrutulio komandos ir ten šiam taškų, ta prasme. Ir tada tu supranti, kad, nu ne, visgi ne. Tai va dabar būtų įdomu pamatyti, va, kai jie su kokiais ar tais, nu aišku, jie ten buvo laimėję prieš Australus ir panašiai, bet va, tas toks pastovumas kažkaip iš jų trūkdavo, to pastovumo su tom pietų pusrutulio komandom. Su Italijų šitų nepastovumo, netęstinumu, nes jie dažnai keitė trenerius. Sakykime, pas juos pasamdo naują trenerį, jiem ten iškelti tikslai laimėti, ten kažką, nebūti paskutinėmis Six Nations, gauna metus laiko. Realiai, mano manimu, tokiam lygiai per metus laiko tu nelabai kažką išvildensi ten su tai žaidėjas. Ir ką matom dabar, tas argentinietis, jis jau antras sezonas pas Italijoje ir rodo rezultatus ir labai stiprius rezultatus rodo, aš manau. Taip. Tai jeigu jie turės tą testinumą su juo, tai manau, jie nuveiks. Argentinietis, jis, man atrodo. Taip, argentinietis. Labai. Ir manau, ir nuveiks jie ir ten pačiam Six Nations ir pasaulio čempionate. Taip, tikrai įspūdingai atrodė. Ir vien kalbant apie, kai būdavo seniau, tarkim, ateina italai gerai atrodydavo vėri visai, bet grumtynės būdavo tikrai prastos, visą laiką standartus prasileisdavo. Matėm, kad su škotais dominavo, ypač autose. Šį kartą kelis kartus net išsprogdino tą airių pirmą liniją į viršų. Tai buvo čia įspūdinga tikrai matyti, kad italai sugeba taip. Aišku, galima nurašyti, kad airiai neturi savo pirmos sudėties pirmoje linijoje, bet vis tiek. Nu. Ten šiaip jo, teisingai, bet perlaužė, kaip sakant, tą Furlongą. Furlongas tai yra, jis, žinai, ilgametis airių trečias numeris ir aš net skaičiau irgi vieną medijos tokią ištrauką, kur sako angliškai Tad Furlong was popped out and that means an ultimate humiliation for a tight head prop. Tai čia galėsim įkelti nuotrauką, kaip ten juos ten iškeliant, du žodžiu. Jo, atrodo, įspūdingai iš tikrųjų. Kraupiai, tai... Ir manau, italų suolas, jie gal neturi gilaus suolo, bet išėję žaidėjai nenumušė to ritmo, jie kaip tik, manau, pagyvino dar. Teisingai. Ir trečias dalykas, apie ką pakalbėti norisi, airių 10 numeris jau. Tai Sam Pendergast išėjo, pradžioje vėl ėjo kaip pirmų 10, keli nepadaryti grėbimai, nepataikė kelių spyrių, išeina Jack Crowley ir žaidimas susitvarko ir jie perlaužė žaidimą. Tai ar galim sakyti, kad jau su anglais Crowley's bus 10? Labai gyrė iš tikrųjų Andy Farrellas Crowley, nepaisant ant tos paskutinio epizodo, kur gavo, patikslinkit, baudą jisai gavo. Ne, baudą. Bet nepaisant to iš tikrųjų žiauriai gyrė Andy Farrellas, nes žiauriai pagyvino ataką. Ja. Žiauriai pagyvino ataką, tai ar jeigu klaustumėt, ar statytų 10 prieš anglus, manau, kad taip. Manau, kad taip ir bus. Taip. Šiek tiek gal gaila Pendergasto, nes visgi jis jaunas. Turėjau 2 varžybas, kurios nebuvo, sakykime, taip, kaip jis galėtų jas sužaisti. Ir ar nebus kažkoks dar gilesniai psichologiniai duobė po šito. Čia jaunas vėl. Aš skaičiau, kad Berods airiai turi ten kelis klubus. Turi 4 klubus, jie taip? Taip, airiai. Ir skaičiau interviu, kad žiauriai sunku jauniems žaidėjams įsitraukti, tarkim, 10, kai tu turi tik 4 klubus, kurie turi performant visą laiką. Taip. Tu jeigu kažką ten blogai iš karto out ir nėra jokio, kur tu gali gilinti savo žaidimą. Tarkim, prancūzai, jie turi N klubų, kur tu D2, ten D1 žaidžia. Ta prasme, tie laiptai kažkokie. Kažkiek yra, kur tu gali
Kilti, taip. Ir pačiam tam jų top 14 yra 14 klubų, kurie aukščiausio Taip, lygio taip. ir tu ten pastoji kapojasi, kažkas iškrenta, kažkas ateina ir tu matai labai didelį tą žaidėjų tą kaitą, todėl prancūzai ir turi tą gilį, jie 4 rinktinės galėtų įstatyti ir nebūtų paskutiniai Taip, taip. tikrai 6 nacijas. Sakykime, tie patys airiai, ne, jie į rinktinę žaidžia, tai tie žaidėjai, kurie žaidžia už tuos top 4 klubus airiai. Taip, Jeigu tu žaidži užsienį, tu prarandi galimybę ten žaisti už rinktinę, tai manau, čia irgi yra klaida, nes, kaip ir sakai, neturi tų klubų, kur galėtų buildinti tą savo... taip, kur tu gali leisti klysti, o tu ten tam top 4, kur yra Taip, Ulsteris, Munsteris, jie viskas, tu negali leisti nei kiek klysti, Taip. tu turi visą laiką laimėti. Bet ką aš noriu pasakyti, sakykime, jeigu leistų žaisti užsienį, ne, tai patys jauni žaidėjai Taip, išvyksta į Prancūziją, ten į tą D2 ir patirties ėmėsi ir aš nemanau, kad būtų labai blogai. Aišku, ne, tai ir toks gautų, kad gali prisitraukti kažko naujo, pamatyti, o ne tik tai pagal save žaisti. Sakai, kad dabar jaunas ir negali, žinai, krisi duobę, bet Kraulis irgi jaunas ir jis ateina irgi bando, tai toks, jie turi dabar competitioną net ne tik, kad dar žaisti reikia prieš anglus ar prancūzus, jie turi competitioną tarpusavį, kuris pirmas, kuris antras, čia vėl. Bet dabar kol kas Prendergastas buvo pirmas ir... Ne, tai taip. Ir... Tuo atveju iš niekur, žinai, dabar iš pirmo Kraulis laukia savo galimybės ir manau tą įrodė ir būtų gal kiek neteisinga, jeigu neeitų į startą. Tai kokia jūsų išvada, nelabai supratau, kad norit sakyti, kad jau į airiam nėra, kaip ir jie nelabai turi teisės klyst kažkur? Nu, ne, tai turi teisę klyst, bet sako Andrius, kad 2 mačai Prendergastas klysta, nu, taip, kad duotų toliau klysti. Čia atsakomybė, bet labai turi tą irgi įsivertinti. Jis jau 2 sezoną ten klysta, neklysta, vieną grajų sužaidžia, 3 blogai ir tada vėl, kaip spauda Anglijos ar ten Airijos, jie visi vienodi. Bet gal čia vėlgi, gal tiesiog, nu, gal netempia to lygio, nu, ta prasme, gal nėra... Tikrai, tai vėl, bet tu neturi ką pasiūlyti. Neturi ką pasiūlyti, teisingai, tai čia toks, kad atsakomybė turi būti, nes tu neši daug, ką, kaip sakant, ir tas toks jaunas, nejaunas, jo, neturėtų būti pasteisinimas, bet kad nėra tų kažkokių laiptų, nu, kaip pas Prancūziją ant tiek išvystyta ta klubinė infrastruktūra, tai čia yra faktas. Turbūt nei tie patys anglai tokia neturi profesionalių, iki tokio, ten sakykime, jeigu 4 lygos po anglais, po prancūzų, ten top 14 yra dar profesionalios, kur tuo tarpu jau ten Anglijoje antrą lygą pusiau profesionaliai tampas. Tai ką tai rodom? Tai tas gylis automatiškai jisai bus didesnis, nes žaidėjai daugiau žaidžia, gauna pinigus full time'as, nu, ir viskas. Tai va. Ir tikrai labai įdomios varžybos buvo. Įdomios. Galėjo, aišku, dar... Galėjo pakreipti dar Meloncello. Buvo priekis ar nebuvo? Matėt? Kai metė Meloncello lainą. Tikrai, jeigu buvo, tai okei. Bet tada ar matėt su italais ties anglai, kai žaidė su škotais, kokio didumo priekį 2 metrus metė tam... blondinui, tam... Polakui. Ten prasme, ten priekis buvo 1000 metrų ir neuskaitė, net nežiūrėjo. Tai jeigu ten ne priekis, tai 100% tada nevačiau. O dar sugrįžkim. Priekis, Tais priekiais sugrįžkim prieš 2 savaitės, kur prancūzai... Ką aš kalbėjau praeitą kartą. Taip. Aš kur daug skaičiau komentarų, kad ten sako kameros kampas, bet argi ten kameros kampas? Taip, bet buvo ir tas, kad kameros kampas, ten metimas tas, bet prieš tai buvo dar... Dupondo tas pamušinėjimas, pasirėdenimas, kur irgi nežiūrėjo, tu toks vienus žiūri, kitus nežiūri, ten labai įdomu. Ir trečias, kaip ir buvo galima tikėtis, neįdomiausias. Nors pirmą kėlinį visai, aišku, ten buvo tas priekis vėl neuskaityti. Prancūzų pačiam gale, kur turėjo dar vieną žeminti ir neuskaitė, būtų buvę 26-7. Bet pirmas kėlinys baigėsi 19-7. Tai pažiūrėjus atrodo nebaisu. Taip. Bet žaidimo prasme tai buvo... O ką statistika, pavyzdžiui, rodo šitų varžybų? Didžiausias laimėjimas prancūzų. Didžiausias laimėjimas? Kardife, taip. Nuo 99-ųjų. Tai didžiausia pergalė jų. Jeigu neklystų, daugiausiai žeminimų atlikta buvo per varžybas. Nu, iš ties... Dar įdomesnė statistika.
Velso gerbėjai, manau, jau nusivylė komanda, neišlaukė to viso perversmo, nes, kaip sako, mažiausia buvo žmonių susirinkę. Jo, aš Per- ten per- norėjau per- šitą per- diskutuoti. O gal žinot kiek? Šiaip. Buvo 57 7, 700, 4. O talpina. Iš 74 su Nu pusė. jo, čia jau tokie ženklai, kurie... Kalba, kad buvo 2/3 Velso fanų ir 1/3 prancūzų fanų. Kur paprastai tau neįmanoma gauti, būna į Velsą. Ką aš kalbėjau pirmam podcast'e, kad į Angliją, Airiją labai sunku gauti, nebent ten gauni rooftop, už belekiek pinigų, kur ateini į varžybas ir ten dėl atmosferos, tik tai, ne tai, kad pažiūrėt. Čia Vels France buvo įmanoma tikrai bilietų gauti ir labai daug buvo prancūzų. Tas parodo, kad labai iš karto kenkia. Ką Ignas rašė po komentaro, kad bardakas viskas. Taip, visiškai. Nuo vienur iki kitur. Ir dar yra vienas dalykas, kad jie kainas pakėlė šiemet labai stipriai, kur tier 2 bilietas kainuoja 115 svarų, kur seniau būdavo po 70, tarkim. Ir dabar dėl to, kad belekiek metų šėlės visą laiką būdavo užtikrinta, kad Cardiffe bus pilnas stadionas. Jie iškart skaičiuoja tą pelną, kad bus čia. Ir dabar skaičiuoja, kad 4 milijonais mažiau surinks pinigų per šitas varžybas namų visas, kadangi neparduosiu su bilietų tiesiog. Šiek tiek nuklysiu nuo temos dėl tų pačių fanų. Praeitais metais buvau finale Europos čempionatų, šito vadint buvusio Heineken Cupo, kaip Northampton Saints žaidė prieš Bordeaux. Tai prancūzų fanų irgi buvo labai daug ganėtinai. Bet kai yra klubinis, tikriausiai kitaip, jie ten turi skirstyti, kažkaip duoda daug bilietų. Aš kaip pirkau, buvo tiesiog paleistas General Sale ir pirkau tas, kas norėjau realiai. Tai mes, kuris iš pradžių galvojau, nes aš esu Northampton Saints fanas, galvojau, sėdėsim su jais, bet pasirodo ne, mes sėdėjom tiesiog su Bordeaux fanais. Bordeaux fanų buvo visur. Tai prie ko norėjau prieiti, manau, ir čia prancūzai važiavo, nes jie Cardiffas realiai netoli. Netoli, ten gana patogu nuskrist, bet ką turėjau omeny dar, kad daug būdavo, kiek sugirdėjęs, kad, tarkim, klubams siunčia bilietus irgi. Ir turi vos nesusimokėti, gauni bilietus, bet, tarkim, Anglijoje, Airijoje taip yra, kad gauni net ir mažiukai klubai bilietus kažkokius kiekius. Jie duoda užsidirbti, nes, kaip mano Derbio Regbio klubas, jie galėdavo pirkti šių bilietus, aišku, su antkainiu, nes Regbio federacija duoda užsidirbti mažesniem klubam pinigų į vieni šito iš bilietų pardavimo. Yra dabar pas juos problema viso šito, nes tu, tarkim, visi nori tų bilietų iš kažkur gauti. Tu, kaip Anglijoje būna, gauna klubelis, nori užsidirbti, bet tu negali nusipirkti tiesiog į bilietų, kaip General Sale, tiesiog nebūna. Ir tu perki per klubą, šiek tiek brangiau. Ir dabar, kadangi 20 000 bilietų net neparduota, irgi siunčia klubam, Velso federacija, klubam invoices, susimokėti už bilietus, bet nieks nenori jų pirkti, nieks nenori važiuoti. Ir tas yra, kad jie savo tos grassroot klubus irgi smugdo finansiškai, nes jie turi susimokėti už tos bilietus. Bet nieks neperka, tai toks ir gaunasi dabar šiek tiek nesąmonė. Bet čia labai... Nes tu smugdai, ta prasme, neįkeli savo tą kažkiek, bet smugdai ir savus mažiukus klubus, nes jie turi susimokėti, nieks nevažiuoja. Ir tada pikti, kad dar padarė kainas belė kokias, turi, žodžiu. Kaip ir sakiau, ten bardakas baisus. Užsisuko visas stiklas nuo tos, kaip sakant, griūna kortų namelis nuo pamatų jau. Viskas jau prastai labai. Žiauriai nesmagu ir žinant, Velsas koks buvo. Bet žiūrint, ne vien blogus dalykus, manau, Velsas gali žaisti. Aš nemanau, kad jėga prancūzai juos pranoko. Sakykime, ir tose pačiose grumtynėse jie neblogai atrodė. Buvo tų blykstelėjimų, sakykime, paskutinis žeminimas irgi persvara. Taip. Ir yra tų tokių nušvitimų, kur taip rezultatas rodo, kad jie pralošė baisiai prancūzam ir realiai sutriuškinimas, kas velsiečiam, manau, gėda kažkur šnekėti, bet ten galima išvelgti ir gerų dalykų, kur jie žingsnis po žingsnio kažką stato. Taip. Gal kažkokia struktūra atsiranda, ten tie blykstelėjimai, manau, bus kokių 2-3 metų laikotarpį jie išnešė kažką geriau, mano manimu. Tikėkime čia, nes tikrai griūna viena didžiausių regbio šalių. Tas tikrai nesmagu, nes tu Velsą vis laik žiūrėdavai, jie patenka ir pasaulio čempionato ketvirtfinalius dažniausiai. Jeigu taip žais, ką žiūrė, pasiseks. Iš grupės išeis, čia jau klausimas kyla. Aišku, dabar lengviau išeiti iš grupės šiais metais bus, bet čia pašnekėsim gal kada kitą kartą.
aptariant visų 3 varžybų rezultatus, buvo spėlionė vėl, tai iš mūsų 3 atspėjau aš visus 3. Nei Raimis, nei tu nepataikai. O iš komentatorių buvo gana nedaug spėjimų, bet vienas vienintelis, tik Simonas pataikė visas rungtynės, tai rezultatų net nežiūrim. Aišku, rezultatus pataikė gana netoli, tai jis laimi Lotus Pharma prizą įsteigtą, papildų, susisieksim su mumis ir įteiksim prizą. Tai ačiū dar kartą mūsų partneriam Lotus Pharma, kad tikit, pasitikit, remiat ir norim tikrai padėkoti ir tikimės toliau. Jau porą metų berods remia Toliau jaunimą. išlaikyti, teisingai, taip, labai ačiū. Tai gal tada iš karto trumpai apie mūsų Kauno regbio akademijos jaunimėlį, taip pat ir apie regbio klubo Ąžuolas atstovus, sakykime. Norim pasidžiaugti, kad jie iš tikrųjų vyksta į stovyklą Anglijoje. Tai norim palinkėti jiems sėkmės. Dabar apie ką ta stovykla. Tai stovykla yra organizuojama kaip toks talentų atranka. Tai būtent, sakykime, stažuosis, ten kažkokie bus testai, galbūt regbio rungtynės, kurie demonstruos savo įgūdžius. Ir geriausiai pasirodę žaidėjai turės galimybę vykti studijuoti į Ameriką. Taip pat šita akademija yra organizuojama, prie jos prisideda vienas iš tokių kaip gerai žinomų žaidėjų, tai yra Alex Corbiziero, tai yra Anglijos buvęs Anglijos rinktinės regbio žaidėjas, taip pat Britų ir Airių liūtų žaidėjas. Tai vat mūsų jaunimėlis semsis patirties iš jų, tai iš viso važiuoja 8 lietuviai, tai irgi labai smagu ir iš jų 4 būtent iš Kauno. Tai tikrai džiaugiamės, didžiuojamės, linkim sėkmės ir tikimės, kad viskas gerai pasiseks. O iš kur kiti 4? Dar 2 yra iš Jurbarko ir dar 2 Klaipėdos? iš Klaipėdos. Taip. Nice. Tai va. Dar vienas dalykas, ką smagu pasidžiaugti vakar. Gajos mokyklos regbio akademijos žaidė 7 regbį Lisabonai. Lisabonai, Portugalijoje. Portugalijoje tai tikrai. Ir nugalėjo. Sveikinimus, šaunuoliai. Jo, po pratęsimo labai, šiaip, kas nežiūrėt finalą, pažiūrėkit, visai įdomu. Portugalai mažiukai, greiti, kaip visada, tokie staigus. Steperiai tokie, staigus, pas mus vyrukai pabrendę gerokai. Tikri lietuviai. Tikri lietuviai, bet įspūdingai išlaiko kontrolę kamulio, bėga. Wow, tikrai smagu žiūrėti. Jo, sveikinimai dar kartą po pratęsimo laimėjo. Šiaip aš galvojau, kad kažkaip pradžiai labai apsidžiaugė Portugalai, nes mūsiškiai žemino pirmą, tada išlygino, tada mūsiškiai vėl žemino, buvo 12-5. Portugalai pačias paskutiniai jau, man atrodo, sakė, kad last ball, pažemino kažkaip ten pro kraštą prabėgę. Ir taip Portugalai džiaugiasi lyg laimėjo. Ir aš taip supratau, kad jau ten teisėjas sveikinas, galvojau, kad viskas. Paskui žiūriu toliau. Žaidžia pratęsimą ir per pratęsimą laimėjo irgi. Tai labai smagu, sveikinam jo. Labai smagu. Šiaip nežiūrėjau asmeniškai finalą, tai, bet visai įdomu. Siūlau pažiūrėti. Jeigu pavyktų atsisukti jo. Ateinantis savaitgalis. Ateinantis Vėl, savaitgalis. kaip ir minėjom pirmoji laidoj. Let's. Tai buvo tas, kad turėdavom pertrauką, 2 varžybos pertrauką, vėl savaitgalis pertrauką ir tada dar 2 gale. Kadangi dėl naujovių vėl turim 3 savaitgalį varžybų iš eilės, mums kaip fanam, aišku, labai įdomu, viskas super, bet škotų treneris irgi taip pat kalbėjo, kad dėl naujo formato dabar tikrai praleis vienas rungtynės, nes jau turim mini traumų, keli žaidėjai. Aišku, jie žais prieš Velsą, tai gal galės pasitaupyti, paskui bus laisvas savaitgalis ir tada jų lauks prancūzai. Tai kas būtų senu formatu, jie būtų turėję tokias 3 savaitės kartu su Velsu, dabar jie turi 2 savaitės tik tai pasiruošimui. Tai vėl labai tas toks įtakoja atsigavimą žaidėjų, nes keli žaidėjai dabar patyrė iš pirmos pažiūros gana rimtas traumas, bet dar neaišku iki galo, kas nutiko. Kadangi čia filmuojam pirmadienį, tai dar nežinom informacijos visos. Tai ir pradedam gal nuo Anglai-Airiai.
Jo, tai pirmos rungtynės šeštadienio. Twittinghamas. Niekam ten nėra lengva. Niekam. Niekam nėra lengva, bet airiai gal bus dabar supykę dėl tos klaus pergalės prieš italus. Anglai vis tiek principinis varžovas, Twickenhamas. Visi nori kastą anglam Twickenhame. Taip. Plius anglai pralošė škotam. Manau, irgi kažkokiu duobelį gali būti. Su mintim nesutvarkė ar dar kažkas. Plius turi suspenduotą žaidėją vieną krašto. Tai Angelas gaunasi suspenduotas. Nu, kol kas Tik neaišku kiek. Neaišku kiek, bet aš manau, jis nežais kitas varžybas. Aš taip įtariu. Turėtų, jo, nes turėtų raudona žaisti kitas turėtų vis varžybas. tiek būti. Taip. Aišku, Tai- ten skiriasi nuo to, kad, tarkim, ar turi iš karto straight red, ar gauni vieną ar kitą geltonas. Bet man atrodo, kad vis tiek ten vieną turėtų tikrai praleisti. Taip, taip. Tai vat bus įdomu, kaip išdėlios gynėjų linija. Tai- Ir čia bus tas vadinamas iškritimo rungtynės. Nu taip. Kas pralaimi, tas jau nebegali. Tas realiai nebegali kovot. kovoti. Taip, taip, taip. Šiaip bus žiauriai įdomu. Tai nežinau, kaip manot, kas laimės. Kaip anglų fanas, manau, Nesakysi, kad pralaimės. nesakysi, kad pralaimės. O rezultatu, manau, nebus didelis rezultatas, bus gynybinės varžybos, tai spėju 21-12. 10-12 Be anglų. bonuso paliekio, okei. Ai, man, tai aš už airius būsiu. Žairis? Nu, Jo. kad tu žairis. Ne, aš prieš anglus. Ne kaip žairis, bet Nežinau, gal Kraulis įneš tos tokios gyvybės daugiau polimui. Kaip vėl, kaip sakom, neaišku, kas bus ta gynėjų linija pas anglus. Jeigu paims geras baudas, susispardys airiai, manau, kad irgi bus tas klaus. Ir aš manau, kad bus 15-13 ir laimės Tai čia jau airiai. labai taip Labai paliekė. klaus. Labai klaus, Kaip mažai, sakant, mažai žeminimų ir Vienas perspirimas ir jau viskas gali būti. Taip. Supratau, nu ką, aš irgi, kaip sakant, jau ne už anglus toj vietoj. Tai airiai, manau, kad irgi. Nu šiaip visada tikės tų tokių artimų rungtynių iš tokių komandų, tai tikrai rezultatas neturėtų būti didelis, tai aš manau 19-10 laimės airiai. Tai aš vienas už anglus kol kas. Na taip, Taip sakant, viskas jo. gerai. Dar Valdas su tavimi yra vis laik už anglus. Antros rungtynės, Velsas Škotai. Velsas žaidžia antras rungtynės iš eilės namuose. Ir, šį kartą su dar mažiau žiūrovų. nu neaišku, dabar gal suvažiuoja Škotai tiesiog, Nu, gal nes netoli. Jo. Ir čia klausimas yra, jo, vienas iš klausimų yra, Kiek? ar atvažiuos žmonės pažiūrėti. Ar vėl bus tas gaustaunas? O negali būti, kad tai Kardifą? pradės boikotuoti, pavyzdžiui, Velsas, nu, fanai. Fanai? Jo, kad ta prasme, gal ten ir turi nusipirkę bilietus, bet nusakys, Ai, tiesiog neinam. neinam tiesiog, nu, nes... Visko gali būti, nes ten labai daug, kiek antraščių mačiau ir girdėjau prieš metus, kol buvau Anglijoje, kad ten viduje labai federacijoje vyksta, pinigais nepasidalina kažkas, tai Jo, čia jau... nesikeičia kartos ten jaunesnių su naujom idėjom ir tiesiog ten jie laiko tuos savo 4 klubus, kurių neišlaiko federacija, sakykime, nepanaikina ten to vieno kito, kurį norėjo panaikinti ir nemanau, kad ten kažkas. Jo. Šiaip, nu, mes ir kaip ir praeitą kartą kalbėjom, kad, nu, tos jaunus žaidėjus bando užkepinti kažkaip Velsas, kad jie nepabėgtų, vat, ir pas anglus, pas škotus, kaip pavyzdys, tas pats Fajabosų yra, jisai iš Velso kilęs Taip, šiaip. Tai, nu, ką tai rodo, kad nesugebėjo išlaikyti kažko pasiūlyti ir, aišku, tas anglų ta monopolija žaidėjų, kas liečia Salyną, nu, tai vienareikšmiškai jie ten dominuoja. Nes, nu, ten aišku, ir finansinių atžvilgių ten Taip. tikrai nepasakysiu kiek, bet ten už tą 6 nacijų ciklą jie ten tikrai pasiema nemenkas sumelės, ten buvo ir atskleista iš tikrųjų. Nesvarbu, ar tu startinis, ar tu suolo žaidėjas, ten vien jau skvadė būdamas, tu ten gauni nemažus pinigus. Taip. gauni nemažus pinigus. Ir nepamirškim, kad Anglijoje 10 klubų profesionalių yra, o Teisingai. Velse, sakykime, 4, Škotijoje 2. Taip. Tai Teisingai. Bet škotam, aišku, škotai turi tą taisyklę, kad jie gali iš bet kur imti žmonės, Taip. tai tas jiem padeda, nes daug kas žaidžia ne Prancūzijoje. vien Škotai žaidžia, žiūrėk, pietų Nu, afrikietis. taip, labai dar daug jie kažkas. turi. Taip, jie, bet Taip, turi taip. kažkaip.
Kalbė iš Anglijos pusės, o ten pusės Alino žaidžia. Nu, tai, Ir čia įskiepinta tas Anglijos. toks, jau. Kitus matai, savęs nematai. Bet dabar anglai jaučiu kaip džiaugias dėl Velso tokių nesėkmių, nes ten visą laikas toks, žinai, toks, kirba. Priešpriešą, jo, ten aš atsimenu, mes Harpurį, kai būdom, tai ten pas mus irgi daug iš Velso būdavo studentų, nes šalia siena. Tai, visiškai, ta prasme, toks yra, jokauju, bet nejuokauju. Žinai, toks. Jokauju seniai, bet ne, iš tikrųjų. Jo, tai yra pačias rungtynės dar, ar Velsas pagaliau sugebės kažką, ar škotai vėl. Klausimas yra, škotai su italais prastai, su anglais, nerealiai žaidė. Dabar, aišku, patyrė kelias traumas, bet škotai nusiteikia gerom varžybom. Kaip jie sako, mes su anglais žaidžiam jau 5-6 metus, einam lyg do or die match. Toks grinai, kur ateini ir laimėti reikia būtinai. Kitus vėl ateina sausau žaidžia. Tai aišku, būtų gera, jeigu laimi prieš Velsą dabar, tai jau gera atspirtis dar pakovot paskui su airiais ir gal galės dėl titulo kovot. Tai ar kaip ką manot, varžybos kaip bus? Aš manau, kad škotai bet kokiu atveju laimės, tik įdomu, ar jie ateis į varžybas taip, kaip atėjo prieš anglus, ar jie ateis tokiu nusiteikimu kaip prieš italus, kad laimėsim, čia tiesiog bus lengvas pasivaišymas ir nebus kažkokiu tai šoku. Ja. Bet vis tiek manau, kad škotai laimės. Sakyčiau, Velsas, kaip ir sakiau, rodo kažkokius tai gyvybės ženklus kažkuriuose tai vietose. Nemanau, kad bus sausas rezultatas. Tai spėčiau 35-20 škotų pergalė. Okay. Manau, kad bus žeminimų ir pasims tą bonus tašką Velsas. Jo. Šiaip labai yra sunku sakyti, kad Velsas supyks ir kažkas pasikeis, kai tiesiog jiem nesiklijuoja nei tas žaidimas, ta prasme, jis, tikrai, toks be prošvaisčių, taip žiūrint, labai taip sunku sakyti, kad kažkas lyg ir pasikeistų, bet, ta viltis kažkaip vis tiek atrodo, kad gal kažkiek ir bus arčiau tos pergalės, tai aš spėju, gal rezultatas bus visgi škotų naudai, bet bus 34-21 škotų naudai. Mes kai kalbėdom pernai, berods kalbėjom su Domantu, dar kad Velsas būdavo ta komanda, kur jie daug neneša, bet jie nieko neprasileidžia praktiškai. Taip. O dabar 54 praleidė prancūzam. Tai manau, kad vėl praleis daug. Bet ir labai sunku jiem atakoje kažką pasiūlyti, kitą prasme. Taip, bet tu niekada, kaip ir sakau, niekada nesiūlydavo. Jie niekada nesiūlydavo. Spardydavo ir viskas, bet daug spardydavo, kažką užneša, bet vis laik apsigindavo. Ir tas padėdavo, dabar nebesigina. Tai aš sakau, kad bus 17-42 škotam laimės. Okay. Ir paskutinis sekmadienio. Prancūzija, Italija. Prancūzija, jo. Prancūzija. Aš šiaip... Paryžiui? Ne Paryžiui. Atsiprašau, Liliai žaidžia. Taip, ir bijau pameluoti, ar prieš šias varžybas, būtent prieš italus, prancūzai kartais neįtraukė 2 U20 žaidėjų išplėstiniam skuode. Tai man atrodo, kad prieš italus įtraukė 2. Ir taip, iš U20 tiesiog pasiėmė, kurie, nes jie dabar irgi žaidžia 6 nacijas, jie tiesiog pasiėmė ir galbūt duosim netgi žaidimo laiko. Okay. Tai šiaip kas irgi įdomu, kad lygiai tas pats įvyko ir su Louis Beribariai. Tai irgi vyko ten kažkoks tai ar pasaulio čempas U20 ir tiesiog Fabian Galti ištraukė iš U20 skuado, davė sužaisti varžybas ir jis tiesiog pasiliko. Yeah. Ir dabar ten super žvaigždė ir viskas. Tai iš tikrųjų, aš nemanau, ar kita tokia šalis labai jau taip drastiškai vidury sezonų taip ima iš U20, ten, sakykim, kažkokius gal net ir pagrindinius žaidėjus, nes jie tai visgi irgi ten tikriausiai turi tikslus laimėti ten ir panašiai. Tai labai įdomu. Kaip ir prieš tai, jau minėjai tą patį čia kartoju, bet ta jauna jų linija atrodo, kad žaidžia visiškai kitą regbį. Ir šiaip sako, kad įtraukiam 2 jaunimo žaidėjus. O tie jaunimo žaidėjai ateis ir beleką. Bet ten visas backlainas vyriausias žaidėjas Dupontas. 28-29 metų. O kiti visi under 23. O kiti visi U23. Tai Dželibertas dar vyresnis, bet vis tiek.
Ir ką manot, prieš 2 metus visi irgi nurašinėjo italus. Nurašinėjo. Ir Lygiai sužaidė. lygiai sužaidė, nepataikė. Garbisi spyrio. Praeitais metais, jeigu neklystu, irgi buvo įtemptos varžybos ten tarp jų. Ar... Tai praeitais metais lygiai sulošė. Ne, užpernai. Užpernai lygiai, Užpernai. praeitais metais, kad nebuvo ten labai, jeigu neklystu. Jo, bet nu šiais metais... Taip, sakykime, Ta prancūzus jėga- nelabai kas gali sustabdyti, nematau šiai dienai komandos, Ne. ne tik Europoje, bet gal ir pasaulyje, sakykime, nes labai stipriai atrodo. Tai jis, aišku, išpuola ten tų tokių mano akim nesąmonių ar pasisekimų, galim kaip pavadinkim taip, bet vis tiek jis stipriai atrodo, turi tą testinumą, turi lygiai vertį suolą, kaip ir minėjau, tuo jauni žaidėjai įsilyja, kur netgi prieš Velsą atėjo, jau išėjo jauni žaidėjai, pelnė taškus, tai čia jau daug ką pasako apie jų. Pertrauksiu. Pernai metais mes kalbėjom apie tai, kad buvo panašus užpernai varžybos, ten lygiai sužaidė. Pernai 73-24 buvo ištaškę vienus taškus. Tai ir Romai žaidė dar tai. Šiemet žaidžia. Šiaip aš nelabai Lili. atsimenu tų varžybų. Tai ten nebuvo ką atsiminti, Labai ten ten- bėgo. Ten pirmas 3 atakas po 8 minučių, man atrodo, buvo jau 3 zonos užnešti. Tai pirmas kėlinys baigė 17-35. Nu, Remiantis paskutiniais 2 metais, žiauriai sunku būtų Va, spėti. jo, jo, čia. Dabar ir sumaišė mano mintys viską. Kaip pernai, kaip praeitą savaitę už škotus anglus galėjom prognozuoti, kad kažkas Jo, bus panašaus. jo. Remiantis statistiką dabar, jo, labai čia. Bet manau, gal jeigu italai tą pradžią tokią susitvarkys, nes dabar Velsa žaidė su prancūzais ir prancūzai pirmus 2 žeminimus užnešė po 4 minučių. Buvo Na, taip. ten viskas aišku, kai baigsis rungtynės. Jeigu pradžią vėl italai kažkaip sugebės išlikti jo, atstovės grumtynės, ten lainautą kokį gal netyčia pavoks, nu toks ir gaunasi tada gal oro sąlygos kažkokios biškiai aplygins. Bet Momentų, man jo, tai koks tavo spėjimas? vis tiek manau, kad prancūzai 42-20. Andriu? Aš manau, prancūzai 34-10. Nu, tokie aukšti rezultatai. Nu, bet čia jo, ir paskutinės 2 varžybos rodo Jo, kad Paskutinės nežibos. 50 taškų, Tai, tai. kaip sakant, ne limitas, Neriba. ne riba, jo, tai, nu, aš turbūt irgi į tą pusę, tai sakykime, 47-12 prancūzai laimės. Ok. Gerai, ir dabar, kadangi mes spėjom, praeitą savaitę buvo Lotus Pharma, šią savaitę turim kitus rėmėjus. Vėlgi norim pasidžiaugti dar vienais kolegom, kurie prisidėjo prie mūsų, tai We Inhale naujieji partneriai. Tai labai ačiū jiems, iš tikrųjų, čia kaip mato, tokių irgi turim prizelių, kurie bus įsteigti būtent po šio savaitgalio atspėjimų. Tai čia turim, pabandom, čia viską čia galim pabandyti. Tai čia vat ir kretinai, ir šotukai, ir dar čia turime jų tokių kaip ir firminių nosies juostelių. Ir taip pat pasėmiau Mix Fixą. Tai tikrai labai ačiū, labai smagu, kad prisijungiam ir tikimės, kad Džiugu, ilgai ir laimingai bendradarbiausim. Tai. O čia Baltos ar? bespalviai nesimatys. Čia iš vis gerai. Kaip čia dėti, žinot jūs? Esat? Tai nulupk ir priklijuok. O eik, čia bespalviai gali, matosi tada. Čia ištempt reikia, ne? Nu, tai čia įstęs, automatiškai ir tau tada atkels anuos. Šneriu, Čia? Eik, tu belė, ką? Žemiau biškai reikėjo. Tau dabar netidarys. Sudėk žemiau. Grynas oras. Na. Eik, tu man šiemet sulaužė pertvarą, Dylanas buvo susitvarkęs, dėl ko maskė esu. Taip geriau. Nu, Bet čia dar jie kažkiek su kvapu, mėtinį ne? kažkiek. Sumėta, taip, taip. Mhm. Tai Tai va, čia prasidėti galim dabar iš Jo. Sakau, minus man- 20. Tai sulaužė tiesiai. pertvarą šiemet Tiesiai. vėl, tai žiauriai padeda šitas, Mhm. nes atidaro viską. Bet dar nebuvau matęs tokių, žinai, nu, Kad sumėta? Ar be bespalvių? spalvių, nu. Tai turi visokių čia. Gerai, aš galvoju, kad negerai užsidėjau. Kažką tai pridarėjai. Kažkas tai. Nu, bet Man va, tai žiauriai. ačiū Tai va, jiem. Labai Ir neblogas. spėkit dabar rezultatą šią savaitę už tiksliausią gausite Vinhale produkciją. Pasibandyti. Galite įsigyti ir patys. Norint įsigyti būtent V-Inhale produkcijos, tai galite tai padaryti elektroniniai parduotuviai vinhale.com arba nuvykti į fizinės parduotuvės Kaune, Partizanų gatvė 15A, tai
jeigu norit, būtinai užsukit, pasistiprinti. Ir aišku, norim padėkoti mūsų didėjim partneriam Toyotai, kad mums leidžia čia. Toyota, atvykstat, Turim, išsibandot, Nusiperkat. išvažiuojat, nusipirkę. Taip pat partneriam Top Sport. Labai ačiū, kaip visada. Ir iki kitų kartų.